Kuomet sode pražysta hortenzijos, vaizdas tampa lyg iš pasakos. Didžiuliai žiedų burbulai nusidažo įvairiausiom spalvom, nuo baltos, švelniai rožinės iki sodriai mėlynos. Tai tikrai yra vienas įspūdingiausių sodo augalų, bet kad džiugintų akį, reikia žinoti keletą sodinimo ir priežiūros paslapčių. Taigi, kaip išauginti sveikas ir vešlias hortenzijas? Sodinimui parinkta tinkama vieta jau yra pusė darbo. Hortenzijos mėgsta šviesą, bet nelabai mėgsta tiesioginių saulės spindulių. Būna geriausia, jei jas sodintumėm į pusiau pavėsį tokį, kur rytinė ar vakarinė saulė tiesiog švelniai apšviestų augalus. Hortenzijos mėgsta drėgmę, bet gerai drenuotą dirvožemį. Sodinant hortenzijas tikrai verta į duobę įdėti komposto arba rūgštesnės durpės. Ypač jei norėtųsi turėti mėlynos spalvos žiedų, bet tai tik didžialapėm hortenzijom, nes nemėlynuos kitos. Kada yra tinkamas metas sodinti hortenzijom? Geriausias sodinimo laikas yra ankstyvas pavasaris arba ankstyvas ruduo. Tokiu laiku temperatūra nebūna tiesiog ekstremali. Pavasarį sodintos hortenzijos turi pakankamai laiko įsišaknyti iki vasaros karščių, o pasodintos rudenį iki žiemos šalčių. Svarbu pasirinkti tokį laiką, kuomet dirva nėra įšalusi arba tiesiog nebūna per sausa. Kaip turi atrodyti pats pasodinimas? Pirmiausia, iškasame duobę, kuri turėtų būti dvigubai už šaknų gumulą arba vazoną. Tuomet sumaišome sodos žemę su kompostu arba durpėmis ir sodiname taip, kad šaknų kaklelis būtų lygiai su žemės paviršiumi. O po to palaistom, užmulčiuojam, kad palaikyti drėgmę. Kaip reikėtų prižiūrėti hortenzijas? Hortenzija nėra labai reiklus augalas, bet jau ką mėgsta, tai drėgmę. Todėl svarbu reguliariai laistyti, o ypač tuomet, kai pavyzdžiui vasaros dienos būna labai karštos. Vanduo turėtų įsigerti giliai, todėl jeigu paliesim tik paviršių, nieko gero nebus. Taip pat laistyti reikėtų vakare arba anksti ryte, tiesiog, kad augalas spėtų pasisavinti tą drėgmę. Kaip su tręšimu? Kalbant apie tręšimą, reikėtų žinoti, kad jis skiriasi priklausomai nuo hortenzijų rūšies. Jei norėtumėm tręšti viską bendrai, reikėtų rinktis specialias hortenzijų trąšas. Taip pat galima naudoti organinės priemonės, pavyzdžiui, kompostas. O jei norėtume pakeisti žiedų spalvą, kad išgauti mėlynus žiedus, reikėtų į dirvą įterpti aliuminio sulfato. O rožinių žiedų, jeigu užsimanytumėm, tai tiesiog reikėtų pakalkinti dirvą. Tiesa, mėlynų žiedų, kaip ir minėjau, galim sulaukti tik tai iš didžialapių hortenzijų, iš kitų mėlynų nebus. Kokios yra pačios populiariausios hortenzijų rūšis, kurios pasižymi skirtingom savybėm? Tai yra didžialapė hortenzija, labai paplitus hortenzijų rūšis. Jos žiedų spalva priklauso nuo dirvožemio rūgštingumo. Jeigu dirvožemis rūgštus, žiedai bus mėlyni, o jei šarminis, bus rausvi. Ši rūšis reikalauja daugiau apsaugos žiemą, nes nėra itin atspari šalčiams. Taip pat yra šluotelinė hortenzija. Ji tikrai viena atspariausių hortenzijų rūšių. Šluotelinės hortenzijos lengvai prisitaiko prie įvairiausių augimo sąlygų. Jų žiedynų spalva gali būti nuo baltos iki sodriai bordos spalvos. Taip pat jie ilgai išlieka dekoratyvūs. Iš šių hortenzijų galima suformuoti ne tik tai krūmus, bet ir mažus medelius. Yra dar ąžuolialapė hortenzija, o jos lapai panašūs į ąžuolo lapus.
Rudenį lapai jos įgauna tokią sodrią raudoną spalvą, todėl šita rūšis nuostabiai atrodo sode kaip akcentinis augalas. Ji pakankamai atspari šalčiams, bet iš tų, kur mėgsta šiltesnės vietas. Plačialapė hortenzija turbūt pažįstama visiems. Ji Lietuvoje auginama nuo seniau ir yra labai nereikli. O pati garsiausia ir populiariausia veislė yra Anabelė. Jos didžiuliai tokie balti žiedynai primena pūkuotus debesis. Ši hortenzija gali augti net pavėsyje. Ją yra pakankamai lengva formuoti. Hortenzijų panaudojimas yra labai platus. Jos ne tik gražiai atrodo sode kaip akcentai, bet gali būti naudojamos ir kaip gyvatvorės. Jų vešlūs žiedai, nuostabios spalvos puikiai tiks, jei mes kursim sienas iš augalų arba sodinant kaip sodo akcentus. Hortenzijas taip pat galima naudoti ir vazonų kompozicijose. Puikiai tiks terasoms, balkonams, jei pasirinksim kompaktiškas hortenzijų veisles. Hortenzijos be galo gerai atrodo skintų gėlių puokštėse. Jos ilgai išlieka dekoratyvios, tiek šviežios, tiek džiovintos. Dar jos naudojamos ir interjero dekorui. Sudžiovinti hortenzijų žiedai namų dekore gali būti puikus natūralus akcentas. Hortenzijos naudojamos ir floristikoje, ir vestuvių puošybai. Jomis dažnai puošiami šventiniai stalai, puošiamos arkos, kitokios dekoracijos, nuostabiai atrodo nuotakų puokštėse. Ar būna problemų su jų auginimu? Taip, nors retai. Būna, kad beveik nežydi. Tokiu atveju gali būti per daug pavėsio arba negerai išgenėta. Didžialapės hortenzijos žydi ant praėjusių metų ūglių, todėl genint tą reikėtų žinoti. Būna, kad pagelsta lapai. O tai dažniausiai rodo, kad trūksta geležies arba dirva yra per daug šarminga. Tokiu atveju reikėtų patikrinti ir sureguliuoti tiesiog pH lygį. Būna, kad atsiranda vabzdžių ir ligų pažeidimai. Būna, kad puola marai, būna, kad miltligė ar lapų mėtligė užklumpa. Ką reikėtų tokiu atveju daryti? Tai tiesiog reikėtų reguliariai tikrinti augalus ir jeigu reikia, panaudoti ekologiškas priemonės, o esant grybiniams susirgimams panaudoti fungicidus. Hortenzijos tai ne tik labai puošnus augalas, bet ir ištvermingas augalas. Jei pasodinimas ir priežiūra tinkami, tai be abejonės hortenzija taps tikra sodo puošmena. Ir visiškai nesvarbu, ar mes pasirinksim sodinti pavienius krūmus, ar kurti įspūdingas gyvatvorės, jos visuomet suteiks sodui elegancijos ir gyvybės.